Prieš keletą metų Ignalinos atominė elektrinė planavo pastatyti apie 10 MW galios saulės elektrinę. Tačiau iki šiol projektas nebuvo įgyvendintas. Nusprendėme pasiteirauti Ignalinos atominės elektrinės direktoriaus Lino Baužio, kokia situacija yra dabar. Kaip paaiškėjo, planai keitėsi ne kartą. Su saulės elektrinė, čia ilga istorija yra, reikia pasakyti, ir tikrai ne vienerius metus. Prieš man čia ateinant, aš irgi galvoju apie tai, jeigu mes esam vieni iš didžiausių Lietuvoje elektros energijos vartotojų ir šiuo metu beveik iki vos ne 0,5% Lietuvos energijos sunaudojam, o einame vis tiek link tvarumo, stipriai norim būti neutralūs ir tiek, kiek reikia, galbūt ir pasigaminti patiems. Yra tik aišku su saulės elektrinėm toksai vienas niuansas, kai saulė daug šviečia, ten dieną nuo 11 iki 4, tai elektros kaina vasarą, žiūrėkit, būna net jau prie 0 cento. Tai klausimas, ar tau verta statyti elektrinį, investuoti savo pinigus, jeigu tu gali tuo metu įsigyti labai pigios elektros. Tai tas planas buvo senai svarstytas, darytas, buvo net gautas lygtais principinis pritarimas iš Europos komisijos, kad net finansuoto, bet kadangi įmonė labai ilgai sprendė, ką daryti turbūt, ir dabar Europos komisija irgi sako, žiūrėkit, mums nebeįdomus šitas klausimas, čia jau jūsų sprendimas. Kitaip tariant, reikia bet kokiu atveju pasisverti, ar bus ekonominė nauda. Tai ką mes dabar darom, šiek tiek restartuojam iš naujo, peržiūrim patį principą. Nebūtinai kartais daryti čia už savo pinigus, yra galimi ir partnerystės variantai, kai tu kvieti partnerius, kurie vysto ir tai geriausiai jie žino ir išmano ir moka. Tai dabar mes tiesiog vertinam, ar tai bus pelningas sprendimas. Ir tikėtina, jeigu darysim čia savo teritorijoje, būtų statoma. Tik sakau, dar nėra aiškių atsakymų, ar patys darom, ar partnerystėje su kitom energetikos įmonėm. Tai tiesiog pagreitintų patį procesą. Ne? Tai bet kokiu atveju kažkam būtumėm naudingas partneris, matomai. Mūsų strategija statoma ant tvarumo pamatų. Ta prasme, maksimaliai būti tvariems, mažiau palikti CO2 pėdsaką šitoj. Užtat labai daug vyksta diskusijų dėl tos pačios konversijos. Ne? Ar galima tą patį metalą radioaktyvų dėti į atliekyną, ar jį maksimaliai kiek galima pašalinti radiacinį ir sugrąžinti metalą ir betoną antram gyvenimui. Tai čia irgi toks yra matavimas, ar verta, kaštų naudos analizė parodys, verta ar neverta, bet vienas iš pagrindinių kriterijų yra tvarumas. Tai Saulė yra tame pačiame kelyje. Kitoje laidoje su direktoriumi kalbėsime apie kitas atsinaujinančios energetikos kryptis, kurios planuojama plėtoti šalia Ignalinos atominės elektrinės. Gruodžio 5-ąją, penktadienį, Visaginėje įvyko vienas šilčiausių ir įkvepiančių metų renginių. Iškilmingas apdovanojimų vakaras Mano miestas Visaginas. Jaukioje kultūros centro draugystės salėje susirinko miesto gyventojai padėkoti tiems, kurie savo darbų gerumu ir iniciatyvomis daro Visaginą geresnį, jaukesnį, stipresnį ir labiau matomą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Nuo pat pradžių salėje atvirojo šventinė atmosfera. Tarp svečių Lietuvos Respublikos Seimo narys Jevgenijus Šuklinas, Visagino savivaldybės vadovai, meras Arlandas Galagusas, vicemerė Aleksandra Grigienė, administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, administracijos specialistai, verslo atstovai, miesto gyventojai. Į renginį atvyko ir nominantų artimieji, kad galėtų pasidalyti šią svarbę ir jautrią akimirką su savo artimaisiais. Scenoje skambėjo padėkos žodžiai visiems, kurie prisideda prie Visagino gyvenimo. Meras pabrėžė, kaip svarbu pastebėti tų, kurie kasdien dirba miesto labui pastangas. Vakaro muzikinę dalį papuošė Švento Kristoforo kamerinis orkestras ir Dainiaus Paulausko trio. Jų pasirodymas suteikė ceremonijai ypatingo iškilmingumo. Į sceną žengia žmonės, kurių darbas ir pasiekimai svarbus kiekvienam visaginiečiui. Kiekvienoje nominacijoje skambėjo šilti kolegų ir mokinių komentarai. Jis moka
Jis į miestą pritraukė sportininkų iš regiono ir kaimyninių šalių, surengdamas aukšto lygio varžybas, kurių čia dar nebuvo. Jis žinomas kaip lenktynininkas, komandos vadovas ir konstruktorius, gebantis suburti žmonės ir įgyvendinti didelio masto projektus. Linkime jam nesustoti ir toliau stiprinti mūsų miestą savo veiklą. Už Visagino garsinimą šalyje ir pasaulyje apdovanotas lenktynininkas Tadas Balaišis. Jos idėjos gimsta natūraliai. Ji daug keliauja, semiasi patirties iš įvairių šalių ir Lietuvos miestų, bei taiko ją mūsų miesto vystymui. Dėka jos darbų įgyvendinti tokie projektai kaip Newton klasės, savarankiško gyvenimo namai, stadionų rekonstrukcija, taip pat pritrauktos reikšmingos investicijos. Nominacijoje už inovatyvius pokyčius apdovanota Viktorija Abaravičienė. Labai malonu matyti, kad ši vieta tapo paklausi ir pamėgta turistų. Komandai tikrai pavyko atgaivinti ir pakeisti erdvę, sukuriant jaukią atmosferą ir aukštos kokybės aptarnavimą. Todėl čia dažnai užsuka ir miesto gyventojai ir svečiai. Ypač vertinga, kad galima stebėti visą kepimo procesą, o nuolatiniai gastronominiai eksperimentai kiekvieną apsilankymą paverčia nauja patirtimi. Džiugu, kad jie pasirinko būtent mūsų miestą, atvežė čia savo idėjas ir tapo Visagino bendruomenės dalimi. Už smulkiojo verslo vystymą apdovanota kepykla Vis kepa. Jis visada motyvuoja jaunimą, palaiko jų iniciatyvas ir padeda organizuoti bet kokius jų sumanytus renginius. Jo energija ir entuziazmas traukia jaunuolius. Jis moka būti ir draugu, ir lyderiu, išlaikydamas šiltus santykius su visais. Jis yra ryškus pilietiškumo pavyzdys ir aktyviai jį ugdo jaunimui, ypač valstybinėmis švenčių dienomis. Už pilietiškumo skatinimą apdovanotas Fernandas Juchnevičius. Nuo pat pradžių jis sakė, kad norėti pokyčių neužtenka. Reikia pačiam būti procesų viduje, kad galėtume keisti miestą. Dėka jo profesionalumo ir drąsos miesto šventė visiškai pasikeitė. Šiais metais jį subūrė apie 7 000 žmonių, o aikštė buvo perpildyta. Už indėlį kultūroje apdovanotas Audronis Imbrasas. Visagine atsirado Newton centras, tapęs puikia investicija į jaunimą ir suteikęs vaikams galimybę iš naujo atrasti mokslą ir technologijas. Newton Visaginas veikla jau sulaukė pripažinimo, viena iš mokytojų tapo mėnesio mokytoja, o pats centras tapo pavyzdžių kitiems. Už nuopelnus švietimui apdovanota Newton Visaginas komanda ir Eleonora Dutkevičienė. Fotografija atminčiai. Jis turi vieną svarbiausių trenerio savybių – gebėjimą motyvuoti ir palaikyti. Jo dėka daugelis iš tiesų pamilo sportą, o jo treniruotės visada yra dinamiškos, tikslios ir rezultatyvios. Jis moka parinkti tinkamus žodžius, moko drausmės ir pasitikėjimo savimi. Ir būtent jo darbo dėka krepšinis iš tiesų įsitvirtino Visagine. Už pasiekimus sporte apdovanotas Nikolajus Aleksėjenka. Jis mūsų ligoninėje dirba jau 26 metus, nuo 1999 ir stovėjo prie hemodializės skyriaus kūrimo ištakų, tapdamas vienu iš šios skyriaus steigėjų. Jo indėlis į šios skyriaus formavimą ir veiklos organizavimą yra išties neišmatuojamas. Per daugiau nei ketvirtį amžiaus jis dirbo ne tik hemodializės skyriuje ir kaip anesteziologas reanimatologas, bet ir eina hemodializės skyriaus vedėjo bei medicinos pavaduotojo pareigas. Profesionali, nuoširdi ir kantri jo laikysena tapo tvirta atrama visam kolektyvui. Jis taip pat atstovauja Visagino medikų interesams Lietuvos gydytojų sąjungoje. Linkime jam stiprios sveikatos, kantrybės ir tolesnės profesinės sėkmės. Už didžiulį indėlį į sveikatos priežiūros sritį apdovanotas Vladimir Veikša. Organizacija prieš 4 metus pradėjusi veiklą su 100 vaikų, šiandien vienyje apie 400 jaunųjų dalyvių, kurie kasdien treniruojasi ir tobulina savo fizinę ir emocinę formą. Dėl geros infrastruktūros ir profesionalių trenerių vaikai gali sportuoti pagal amžiaus grupės ir nuolat tobulėti. Tai tapo svarbia miesto iniciatyva ir reikšmingų indėlių į jaunimo ugdymą. Už rūpestį vaikų gerovę apdovanotas Visagino futbolo centras.
Jai pavyko suburti žmonės, kurie myli savo miestą ir nori atsiskleisti jo 50-mečio proga. Ji įkvėpė vaikus ir suaugusius, besidominčius kelionėmis, skautų veikla, cirko menu ir akrobatika. Jos dėka galėjome parodyti savo vienybę ir meilę miestui bei šaliai. Už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Liudmila Vojevodina. Netikėtas vakaro siurprizas buvo apdovanojimas žmogui, kurio indėlis jau seniai pelnė miestiečių pagarbą. Meras pažymėjo, kad jis nusipelno visų 10 nominacijų, nes jo veikla stiprina bendruomenę ir įkvepia žmonės. Už visuomenės sutelkimą apdovanotas kunigas Raimondas Jurolaitis. Tas, kas telkia bendruomenė, tas, kas duoda įkvėpėjų, tai ne aš, tai mano šefas, man lengviau žino. Kiekvienas jų nuo scenos išgirdo šiltus padėkos žodžius ir pelnytai gavo savo apdovanojimą. Salėje nekartą nuaidėjo plojimai, nuoširdūs, dėkingi ir sklindantis iš visos širdies. Baigiamieji organizatorių žodžiai nuskambėjo kaip kreipimasis į visus miesto gyventojus. Padėka kiekvienam, kuris savo kasdieniu darbu daro Visaginą miestu, kuriuo galima didžiuotis. Šių metų nominaciją siūlė patys gyventojai, o galutinį sprendimą priėmė savivaldybės administracijos sudaryta komisija.